Kremliui žaidžiant politinius ir karinius žaidimus, rusai investuoja Lietuvoje. Įkandin jų seka ir kitos rytų šalys – Baltarusija ir Ukraina. Aistė Almanaitė nagrinėja, kokias sritis Lietuvoje plėtos naujieji investuotojai. Rusijos mokslininkai skelbia sukūrę ateities traukinį, kuris keleivius iš Vilniaus į Kauną galėtų nuvežti per 15 minučių. Traukinys važiuotų bėgiais, esančiais mažiausiai 5 metrų aukštyje. Tiesa, kad idėja būtų įgyvendinta, o toks traukinys patentuotas, mokslininkams dar reikia padirbėti. Tam Rusijos verslininkai Lietuvoje ieško 10 hektarų sklypo, kuriame galėtų pastatyti laboratoriją, ir dar 30 km ilgio sklypo, kuriame galėtų atlikti bandymus. Įmonė pasiruošusi Lietuvoje investuoti beveik milijardą litų. Kitose šalyse, kaip Rusija, daleiskim Prancūzija, Anglija ir Vokietija, dirba daug, yra konkuruojančių kompanijų, kurios tiesiog užkerta kelią ir neduoda vystytis technologijom. Taip pat ir Rusija tenai tiesiog valdžios atstovai nesuinteresuoti, kad naujos technologijos buvo išvystytos, kadangi visa sistema yra atidirbta. Čia Lietuva yra kaip, galima sakyti, kaip baltas popieriaus lapas, kuriame galima kurti technologijas, vystytis, mokslininkai gali jame dirbti Lietuvoje. Pačią technologiją mokslininkai jau išgrynino Rusijoje. Lietuvoje įkūrus bandymų centrą pastatyti traukinius verslininkams neužtruks. Sukurti technologiją užtruko 37 metus, o kapitalizacija ir komercializacija užims 3 metus. Po 3 metų Lietuvoje bus pastatytas krovininis, keleivinis ir greitaeigis traukiniai. Po to, kai gausime patentus, tokius traukinius galėsime gaminti visam pasauliui. Jau šiandien turime potencialių užsakymų už $100 milijardų.